Apie šioje vietoje kažkada gulėjusius kovotojus prasmingą ir jaudinančią kalbą pasakė Lietuvos atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis. Čia gulėjo vyrai, kurie įvykdė įstatymą. Kieno įstatymą? Kieno įsakymą? Kas jiems liepė? Ar buvo koks karalius, ar koks prezidentas, ar jungtinių tautų vadai, kurie liepė kovoti už laisvę. Jų įstatymas buvo jų širdyse. Ir nereikėjo nieko aiškinti. Ateina smurtas, ateina neteisybė ir paniekinimas. Jų šalies, jų gyvenimo, jų šeimų. Ir įstatymas liepia jiems stoti prieš tą smurtą. Štai tą galima pasakyti ir dar paprasčiau. Tai yra išmėginimas įvairiais atvejais, bet štai ir tuo ypatingai didelis ir tragiškas, kruvinas išmėginimas pasakyti blogiui ne. Nenulenkti galvos, nepataikauti, nešliaužioti, neverkti kur nors kamputyje. Kokia nelaimė, ką su manim daro, ką darys. Bet pasakyti ne. Kaip palyginimą profesorius pateikė istorinių epizodų iš Norvegijos istorijos Antro pasaulinio karo metu, kai jų kraštą buvo okupavę vokiečių kariuomenė ir valstybės karaliui siūlė savo sąlygas. Ir karalius pasakė ne. Ir norvegai tą prisimena. Prisimena kaip svarbiausią dalyką. Jie paskui kovojo irgi partizanais, kovojo kartu su sąjungininkais, kol išstūmė vokiečius, kaip garbinga tauta, vėl atkūrė savo valstybę. Bet tas pasakymas ne, sako, štai ir jūs. Ir jūs pasakėt ne. O paskui jau priešas daro, kas jam išeina, ką jis sugeba, ką jis nori. Bet jūs privartauja, jums siunčia ultimatumus, jums kariuomenė važinėja po parlamento langais, jūsų vaikinus grobia į kariuomenę, kraują lieja, reikalauja atsisakyti nepriklausomybės, o jūs vis tiek sakot ne. Todėl Norvegija taip gerbia Lietuvą. Tarp vienų iš pirmųjų aukų pokario metais atvežtų prie bažnyčios šventoriaus tvoros buvo ir Talačkonių kaimo gyventojos Aldonos Budreikienės brolis Jonas Alenčikas. Draugė su dar 2 bendražygiais susisprogdinęs bunkeryje. Ir skaudžiausia tai, motinos alpo namuose ir jos negalėjo ateiti ir atsisveikinti su savo vaikais. O jie buvo žvėriškai išdraskyti, čia išmėtyti, iš šventoriaus tvorą atremti, kiti pastatyti, sušalę. Ir paskui juos visus vežė mėti, iš žvirdobės visur sumetė. Gerai, kad ir šitas pastatas yra krauju ir ašarom aplaistytas, čia visi tie budeliai buvo tam. Jos čia mušė, kankino, o kurie nenorėjo, kad kankintų, tie nepasidavė. Tai visų tų motinų vardu aš noriu padėkoti dar kartą visiems, kurie taip įamžino ir visi, kurie šiandien susirinko. Ačiū labai jums. Skambant tremtinių choro atliekamoms dainoms, paminklo papėdę papuošė gėlės ir žvakutės, o iškilmės persikėlė į kultūros centro salę. Čia profesorius Vytautas Landsbergis pasidalino mintimis apie gėrį ir blogį bei paskaitė keletą eilėraščių. Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasinė priminė vasario 16 dienos išskirtinumą, lyginant su kitomis šventėmis. Mūsų lietuvių šventės tikrai nėra vienodos, nes mes iš tikrųjų privalome apginti savo vasario 16 nuo kasdieniško šventiškumo
ir įprasminti didingą jos esmę. Nes vasario 16 buvo diena, kurią mums teko apginti mūsų tėvams, mūsų seneliams, apginti savo gyvybėmis. Ir jeigu nebūtų buvę vasario 16, ar būtų buvusi kovo 11. Todėl aš galvoju, kad tol, kol Lietuvoje bus gyva atmintis, tol mūsų vasario 16 dienos renginiuose bus ir lašelis liūdesio, ir bus didžiulė pagarba tiems, kurie savo likimais, savo gyvybėmis apgynė tų dienų Lietuvos apsisprendimą būti laisvai ir nepriklausomai. Ir kaip gerai iš tikrųjų, jog randama jėgų ir lėšų pastatyti tiems žmonėms tokį paminklą, kokį šiandien mes atidengėm pasvaly. Bet negalvokim, jog mes jau atlikom pareigą. Mūsų tikroji pareiga yra gyventi ir dirbti taip, jog mūsų darbuose, mūsų sprendimuose, mūsų žodžiuose iš tikrųjų matytųsi ir būtų įtvirtintas pats didžiausias tikslas. Tai yra Lietuvos laisvė ir Lietuvos žmonių gerovė. Todėl prisiminkime šiandien ir visada pirmiausia tai, kas mus sieja, kas mus vienyje. Užmirškime tai, kas mus skiria. Su švente sveikatos, pasisekimo ir laimės. Senus laikus prisiminė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio pirmininkas Jonas Čeponis. Nuo pat krikšto iki subrendimo, iki gimnazijos baigimo teko dalyvauti visuomet toj aikštėj ir vasario 16, ir visomis šventėmis, kada mes visi iš gimnazijos žygiuodavėm su daina į aikštę, į bažnyčią ir kartu eidavo klasės auklėtojas. Ir atrodo, šiandien aš pajutau, kad aš vėl toks pat, taip pat dalyvauju toj eisenui, kaip jaunas, kaip mokinys su vėliavom priešakyje, su daina, su tikėjimu ateitimi, tikėjimu Lietuva. Jonas Čeponis įteikė padėkos raštus už įamžintą Lietuvos laisvės gynėjų atminimą Seimo nariui Antanui Matului bei statybos iniciatoriui ir rėmėjų rajono savivaldybės merui Gintutui Gegužinskui. Susirinkusius sveikino politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Pasvalio skyriaus pirmininkas Antanas Gudavičius, o paminklo statybos iniciatyvinės grupės nariai bei rėmėjai buvo pagerbti padėkos raštais. Iškilmę savo koncertu baigė Vidaus reikalų ministerijos pučiamųjų orkestras.